Gerai, leidžiam tada Antano balandžius. Sveiki. Atvežėm balandžius prie Kernavės pakartotinai išleisti. Dadėjau biškį jaunimą. Dabar 50 vienetų. Kiti nėra tie 5 skrydę, bet noriu pažiūrėti, kaip jie kartu skries. Paskui darysim gal tolimesnį skrydį su Gediminu. Taip, dabar čia iš arti. Bendrą tada skrydį. Dėl to ir atskirai leidžiam, taip? Nu, dabar pailginom laiką. 20 minučių nuo leidimo mano balandžių. Mano gal jau nuskrydę kažkiek. O, raudonas paskutinis. 12-11. Nu įdomiai paukščiai vis tiek tą patį piešinį, ar ne? Irgi šitą pusę. Tą patį braižą daro. Ne ką ten, bet kelią kartuoja irgi, vat, kas čia jam. Bet žemai eina, tai mano dar žemiau. Kiek Antanai tavo, 50. sakei, 50, ar ne? O ten išlindo už medžių, va, už medžių reikia žiūrėti. Tai iš viso mes atvežėm 107 paukščius. Šiandien kaip ir rekordas, tik kad ne kartu leidom. Nieko, bus dar tų leidimų. Vis tiek darom atranką, kurie keičia plunksnas, nesinori čia jų prarasti. Nu ir nesimato. Taip, tai tavo atstumas kiek čia? 17-700. O mano atstumas, tuoj pažiūrėsim. 19-3. Mes žiūrim su specialia programa, kuri parodo tiesiai iki namų. Nuo esamos vietos pagal GPS tiesiai iki namų. Tai yra toks atstumas. Gerai, važiuojam žiūrėti namuose, kas bus. Iki